priverstas matyt praleisti į priekį varžovus. Skirtumas tarp pirmos ir antros vietos 0,08 sekundės dalys, taigi visiškai greta viens kito. Kol kas važiuoja sportininkai, o geriausias, greičiausias ratas priklauso Tomui Januškai, dėja Tomas po antro rato vis dar yra trečioje vietoje. Bandymas lenkti vidiniu perimetru atrodo neduoda norimo rezultato. Štai čia tos vietos, kurios gali kelti grėsmę, ten daug paroko akmens vatos ir vidumi ir išorė, bet kol kas Ilmaras Rudzonas neužleidžia lyderio pozicijos. Latvis buvo greičiausias ir kvalifikacijoje, tiesiog kaip jau minėjau, jo pranašumas buvo nedidelis, bet čia ir 100 ir 1000 sekundės dalys gali būti lemtingos. Ir štai, man atrodo, kad dabar vis dėlto baigdamas trečiąjį ratą Tomas Januška sugebėjo išnaudoti testo klaidą ir jeigu neklystu, turėtų būti pakilęs į antrą rikiuotės vietą. Kairysis posūkis trečiajame rate po starto finišo tiesiosios. Pasirodo, Raulis Skaidro aplenkė Ilmarą Rudzoną, o Tomas Januška vis dar lieka trečias, nors skirtumas yra visiškai minimalus, 3 arba 0,2 sekundės dalys. Ketvirtas Adomas Dautartas, Edvinas Gečiauskas 5 vietoje, Paulius Strolys numeris 15 važiuoja 6, Žydrūnas Latoža smuktelėjo į 7 vietą. O čia lyderių trijulė, kuri, manau, kad dar tikrai taškų savo kovoje nesudėlioja ir galbūt bando vienas įkandin kito važiuodami išsiaiškinti, kasgi kur stabdo ir kurioje vietoje galbūt yra dėkingiausia vieta lenkimui. Edvinas Gečiauskas pradėjęs lenktynės iš antros vietos, dėja dabar smuktelėjo į 5 ir Adomas Dautartas atvirkščiai iš 5-osios pakyla į 4-ąją susikeitę. 2 Lietuvos lenktynininkai, o greičiausias iš mūsiškių kol kas yra Tomas Januška. 28 metų sportininkas iš Kelmės su 2008 metų Kawasaki modeliu, kol kas užimantis 3-ąją vietą. Atrodo, kad Ilmaras Rudzonas susigrąžinęs lyderio poziciją didina tempą, minutė 17 ir 836. Pusantros beveik sekundės greičiau negu kvalifikacijoje Latvis dabar važiuoja ir tai leidžia jam tolti nuo varžovų, nes ir Raulis Skaidro iš Estijos ir Tomas Januška ir Adomas Dautartas atsilieka po daugiau nei sekundę kiekviename rate. Atrodo, leido šiek tiek pasidžiaugti savo persekiotojams ir dabar Ilmaras Rudzonas nebepalieka šansų, toldamas nuo lietuvių ir esto, kurie kovoja tarpusavėje dėl antros pozicijos. Lyderis bus netrukus įveikęs pusę distancijos, baigia 5-ąjį distancijos ratą. Pakalnė ir štai atvažiuos į starto finišo tiesiai. Netrukus Ilmaras Rudzonas numeris 100. Latvijos sportininkas, kuriam yra 33 metai, vairuoja Kawasaki XGRR modelį. Beje, 2004 metų motociklas, vienas iš senesnių šios klasės dalyvių kompanijoje, bet tai netrukdo Latvijai važiuoti tikrai greitai ir kol kas jis yra greičiausias, jis yra lyderis. Tiesa, paskutinis ratas nebuvo toks sėkmingas, bet jis jau pusantros sekundės atitruko nuo Raulio Skaidro ir Tomo Januškos, kurie tarpusavyje kovoja. O Tomas atsilieka nuo esto viso labo 800-osiamis. Skirtumas minimalus, na, galim sakyti, mažiau negu minimalus, bet norint aplenkti varžovą reikia rasti ir tą momentą ir sugebėti išnaudoti klaidą. Na, o čia jau ratu lenkia greičiau atsiliekančius sportininkus, pirmaujantis patys greičiausiai. Čia Kredit LT taurės pretendentai, sakykime taip. Šios klasės sportininkai irgi kovoja ne vien dėl Lietuvos ir Baltijos šalių čempionato taškų. Jau daugiau negu pusę distancijos nuvažiavo lenktynininkai ir Ilmaras Rudzonas pradėjęs varžybas iš pirmos vietos.
tai keista, kad kodėl kvalifikacijoje Latvijos gal nenorėjo atskleisti visų kozirių ir visų kortų. Kodėl jis kvalifikacijoje buvo bemaž 1,5 sekundės lėtesnis. O čia dabar, kai varžovai bando spausti, Ilmaras Rudzonas važiuoja nepalyginamai greičiau, bet dabar ir Tomas Januška didina tempą ir priartėjo, aplenkė jis Raulį Kaidro. Ir dabar jau mūsiškis pakyla į antrą vietą ir priartėjo prie Latvijų. Tas lėtesnio varžovų lenkimas išėjo į naudą. Atrodo, kad ypač mūsiškiui, Tomui Januškai, lieka iki finišo kiek daugiau negu 3 ratai ir intriga dėl pirmos vietos atrodo, kad turėtų dabar augti iki pat finišo. Na nebent Ilmaras Rudzonas bus pavargęs, nes tikrai yra nelengva. Jo labiau, kad patirties šios klasės sportininkai turi šiek tiek mažiau ir jiem 15 minučių maksimaliai susikoncentravus išlaikyti tikrai yra pakankamai sunku. Artėja 7 rato finišas, liks 3 ratai iki varžybų pabaigos. 100 ar 92 numeris. Raulis Kaidro iš Estijos atrodo, kad jau susitaikė su tuo, kad yra lėtesnis ir po 6 rato buvo atsilikęs 2 sekundėmis. Na, o čia lyderių duetas, kovojantis dėl pirmos pozicijos. Tomas Januška įsiveržė į priekį ir pralenkė jau 70-osiomis Ilmarą Rudzoną. Taigi Tomas Januška, 92 numeris, gali padovanoti pirmą pergalę Lietuvos motociklų sporto gerbėjams. 28 metų sportininkas iš Kelmės miesto. Ir šis pavyzdys dar sykį rodo, kad motociklų sporte tikrai nėra miesto, kurį Lietuvoje galima būtų vadinti sostinę. Tai minėjo ir Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas Virginijus Visockis. Iš visų miestų susirenka motociklų žiedinių lenktynių meistrai. Aišku, čia dar jų nėra tiek daug, kiek motokrose. Ten per 400 licencijų yra išduota ir dalyvių būrys yra, ko gero, 10-eriopai gausesnis. Na, motociklininkai ir Vilnius, ir Kaunas, ir Klaipėda, ir Radviliškis, Alytus, Kelmė, nes būtent kelmiškis Tomas Januška, 28 metų lenktynininkas, kol kas yra varžybų lyderis. 92 numeris su 2008 metų Kawasaki modeliu. Netrukus pradės prieš paskutinį distancijos ratą. Artėja 8 rato finišas. Štai Tomas Januška. Tomas Januška ir Ilmaras Rudzonas iš Latvijos. Minutė 16 ir 960 tūkstantųjų. Toks yra Tomo Januškos laikas 7-ajame rate. Tai yra geriausias rezultatas ir Tomas savo kvalifikacijos rezultatą pagerina nepatikėsite 3 sekundėmis. Štai taip, atrodo, lenktynių įtampa turėtų būti galbūt ir prastesni laikai, nes čia koncentracija maksimali. Maksimalus ir geriausias rezultatas galėjo būti kvalifikacija, o Tomas būtent 7-ajame rate. Minutė 16 ir 960, daugiau nei pusę sekundės. Jeigu skaičiuosime geriausius ratus, jis lenkia Ilmarą Rudzoną ir jau daugiau negu sekundę nuo Latvijos atitrūko. Lieka mažiau negu 2 ratai. Lyderis Tomas Januška, mūsų šalies atstovas, ir tikrai smagu, kad patį pirmą finalinį važiavimą šiandienos lenktynėse gali ir turėtų laimėti Lietuvos sportininkas. Kol kas Tomas Januška priekyje, Ilmaras Rudzonas 2 vieta, Raulis Kaidro iš Estijos 55 numeris užima 3-ąją vietą mūsų varžybose. Edvinas Gečiauskas, pradėjęs varžybas iš 2 pozicijos, dėja, kol kas yra 4 ir nuo Raulio Kaidro atsilieka 10 sekundžių. Vargu, ar tai realu, kad Estą Edvinas Gečiauskas pavytų. Na, o čia Tomas Januška, kuris pradeda paskutinį distancijos ratą. 92 numeris. Pradėjo paskutinį ratą ir gero mes netrukus galėsime sveikinti pirmąjį mūsų lenktynių nugalėtoją. Jau daugiau negu 2 sekundėm Tomas Januška lenkia Ilmarą Rudzoną ir geriausias pavyzdys. Raulis Kaidro atsiliko jau beveik 10 sekundžių, o dar prieš 3 ratus juk Estas ir Tomas Januška važiavo vienas greta kito. Vienas iš sportininkų išlėkė iš trasos, o mūsų ekranuose vis dar lyderis. Vienam iš lenktynininkų nepavyko baigti pasirodymo.
O lyderis artėja link finišo. Tomas Januška.